čia. Taigi, kaip mane jau pristatė, esu Kristina iš Lietuvos statistikos departamento žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus. Na ir kaip Diana jau minėjo, vien skyrius jau įpareigoja ne vien administruoti personalą, bet ir jį valdyti strategiškai, vadovaujantis pažangiamis personalo valdymo priemonėmis. Taigi, organizatoriai žinodami, kad įstaigoje taikome jau keletą metų kompetencijų tyrimus, tiesiog paprašė trumpai pasidalinti savo patirtimi, būtent atliekant vadovų kompetencijų tyrimą. Prieš, sakykime, pereinant prie kompetencijų tyrimų, trumpai norėčiau pristatyti mūsų, kad būtų paprasčiau ir suprasti ir mastus mūsų tyrimų, sakykime, ir apimtis trumpai pristatyti noriu įstaigą. Tai jos struktūra, tai mūsų įstaigai vadovauja generalinė direktorė, kuriai yra pavaldus daugelis bendrosios veiklos srities skyrių. Taipogi turime 4 generalinio direktoriaus pavaduotojus, kuriem atitinkamai yra priskirti tam tikri skyriai. Tai, sakykime, vienam makroekonomikos statistika, kitas verslo statistika, trečias socialinė ir dar vienas vadovauja IT, ūkio bei dokumentų valdymo skyriams. Apskritai departamente iš viso turime 581 etatą, tai 45% iš jų yra valstybės tarnautojai ir likusi dalis dirba pagal darbo sutartis. Departamento atliekamuose kompetencijų tyrimuose dalyvauja ne visi darbuotojai, tai būtų maždaug apie 380 darbuotojų, nes kiti darbuotojai dėl savo tam tikros specifikos, tai tokie kaip klausėjai, kainų registratoriai ar duomenų parengimo skyriai, jiem truputėlį, kitas sritis, tai kol kas mes jiem dar tų tyrimų nepritaikėme. Visiems kitiem darbuotojams mes atliekame tyrimus. Departamento struktūroje iš viso yra 37 struktūriniai padaliniai, nesantis kitame struktūrinėme padalinyje. Taigi, kalbant apie vadovų kompetencijų tyrimus, tai mes būtent atliekame šitiem 37 padalinių vadovam ir taikom vadovų kompetencijų tyrimą. Taigi, departamentas kompetencijų tyrimus atlieka jau nuo 2007 metų, tai, sakykime, pakankamai ilgą laiką ir kaip Diana minėjo, kad kartais jau ir pasimiršta, nuo ko kilo apskritai poreikis, tai tiesiog teko pasigilinti ir pačiai prisiminti, kad visgi viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo kokybės vadybos sistemos diegimo, kurį mes taipogi diegėmės 2007 metais, kur buvo reikalavimas, kad nustatyti darbuotojų kompetenciją būtina atliekant veiklą, darančią poveikį atitinkančiai produkto reikalavimas. Taigi, kad įvykdyti šį reikalavimą, ir mes tiesiog pasigilinom į teorinius dalykus ir nusprendėme įstaigoje parengti patį pirmąjį kompetencijų tyrimą, kuris ir buvo sukurtas specialiosios veiklos sričiai. Tai ta sritis, kuri dalyvauja statistinės informacijos įrengimo procese. Tyrimus kūrėme savo jėgomis, tiek žmogiškų išteklių valdymo skyrius su metodologijos skyrium bei kitų skyrių pagalba. Irgi savanoriškai buvo pritraukti darbuotojai, kurie įsijungė į šių tyrimų kūrimą. Kadangi sukūrėme tyrimą specialiai veiklos sričiai, tai nusprendėme, kad būtų nesąžininga palikti bendrosios veiklos sričių darbuotojus neįsiaiškinę jų kompetencijų. Taigi buvo sukurtas ir antrasis klausimynas, būtent bendrosios veiklos sritims, administraciniam padaliniam. Ir galiausiai, žinoma, kilo poreikis ir sukurti padalinių vadovų kompetencijų tyrimą. Taigi sukūrėme visą bendrą paketą. Mūsų tyrimai, kadangi kūrėme juos patys, neturėdami galimybės ir pagalbos iš šalies, sakykime, tai yra pakankamai paprasti ir būtent tuo laiku tiem poreikiam ir tikslam įgyvendinti. Apie kompetencijų tyrimų naudą, manau, čia yra labai nemažai jau kalbėta, tiesiog ir jinai gali būti tikrai labai įvairi, sakykime, mes savo įstaigai
Pagrinde naudojame kompetencijų tyrimus būtent nusistatyti kompetencijas, kokias mes jas turime įstaigoje, matyti potencialą įstaigos, taipogi žinoti ir pažinti savo įstaigą stipriasias, silpnasias sritis, kad galėtume tobulinti silpnasias ir pasinaudoti stipriosiomis. Taipogi, kad turėti apie kiekvieną darbuotoją, kokios tos kompetencijos, taigi pagrinde mes naudojame tyrimų rezultatus būtent ugdymo procesui, atsisakėme naudoti darbuotojų vertinimui šių tyrimo rezultatus, kadangi tiesiog, kad patys atsakymai būtų objektyvesni, kadangi, žinote, kai vadovas nori įvertinti kažką ar pakelti pareigose, tai sakykime, kad mes turėtumėm, kaip sakoma, tą teisingą paveikslėlį visų tų kompetencijų tyrimo. Tų kompetencijų, ką turime įstaigoje. Taigi tai padeda mums sudaryti mokymo planus, parinkti dalyvius mokymams, padeda efektyviai įsisavinti mokymams skirtas lėšas, bei leidžia stebėti pačių mokymų efektyvumą, bei užtikrinti darbuotojų pakeičiamumą. Pereinant prie padalinių vadovų kompetencijų tyrimo, šiandien nekalbėsiu apie kitus du, kadangi buvo paprašyta būtent apie padalinių vadovų tyrimą, taip pat padalinių vadovų tyrimas jau yra vadovų kaip ugdomoji priemonė. Šie vertinimai padeda tiek pačiam vadovui, tiek įstaigai pažinti savo stipriasias ir silpnasias sritis, bei nukreipti pastangas įgyti trūkstamas ar patobulinti esamas kompetencijas. Departamento padalinių vadovų kompetencijų tikslas buvo nustatyti padalinių vadovų kompetencijų lygį, įvertinant 8 vadovavimo kompetencijas. Ir esant poreikiu jas tobulinti, tai mes įsigryninom tas kompetencijas, kurias mums atrodė turėtų turėti mūsų vadovai ir tiesiog jas įvertinome. Tai kaip matot, buvo komunikacija, lyderystė, prisitaikymas, santykiai, užduočių vykdymas, produktyvumas, darbuotojų ugdymas ir asmeninis tobulėjimas. Kadangi, kaip jau minėjau, neturėjome tam pritaikytų nei IT priemonių, tai viskas vyko pakankamai, sakykime, nelengvai ir tomis priemonės, elementariomis priemonėms, tai Excelio pagalba. Taigi, negalėdami apklausti, sakykime, visų norinčių, visų darbuotojų įtraukti į vadovų tyrimą, tai pasirinkom tokią paprastesnę struktūrą, tai kad klausimyną pildo pats padalinio vadovas, tai kaip sakant, save įsivertina, taipogi padalinių vadovą kuruojantis generalinis direktorius ar jo pavaduotojų, tai būtų tiesioginio vadovo grupiai, 3 padalinio vadovai pavaldus įvairių lygių darbuotojai, tai irgi buvo parinkti specialistai, kurie galėtų įvertinti padalinio vadovą, ir 3 kitų padalinių vadovai, tai būtų priskiriami kolegų grupiai. Ir klausimynuose, nors klausimynas ir mūsų yra vienodas visiems, tačiau skirtingos respondentų grupės turi įvertinti skirtingus klausimus, kadangi mūsų manimų pakankamai sudėtinga, sakykime, tiek pavaldiniui žinoti apie tam tikrus dalykus arba kolegai. Tai, sakykime, kaip pavyzdį pateikiu kompetencijos produktyvumas vertinimą, tai pas mus šita kompetencija susidėjo iš gebėjimo imtis veiksmų ir gebėjimo pasiekti rezultatų. Ir, sakykime, matosi, savęs vertinimas vadovas turėtų užpildyti į visus klausimus atsakyti. Irgi balais nuo 0 iki 5 naudojame skalę, o kryžiukais pažymėti tie klausimai, kuriuos jau turi atsakyti tiesioginis vadovas, ar padalinio darbuotojas, ar kolega. Tai mes pasirinkome tokią struktūrą. Taigi, kalbant apie padalinių vadovų tyrimo rezultatus ir naudą, tai galima būtų išskirti, žinoma, pagrindinius tokius rezultatus, kad įstaiga gauna apie visų vadovų, apie visų turimų vadovų turimas kompetencijas, bei išskirti prioritetinės kompetencijas, tobulinti, žinoti, kur yra stipriosios ir silpnosios pusės, kurias reikia kiekvienam vadovui tobulinti.
Ir ypatingą naudą, aš manau, šito tyrimo tai gali pasisemti kiekvienas vadovas asmeniškai, kadangi vadovas gauna grįžtamąjį vertinimą iš kolegų, tiesioginio vadovo, pavaldinių, gali pasilyginti rezultatus su savo paties įvertinimu, taipogi ir sužinoti nuomonę apie save, kadangi ne visi mes sugebėm matyti save iš šalies, tai kartais yra labai naudinga gauti tą grįžtamąjį ryšį ir tada gebėti tobulinti tas kompetencijas, kurios yra reikalingos. Ir tai paskatina, žinoma, vadovą tai daryti, matydamas vadovas metai iš metų grįžtamąjį ryšį ir tobulėjimą. Na ir galėčiau kalbėti apie tokias, sakykime, išvadas bei pastebėjimus, ką pastebėjom, tai mūsų atveju, kadangi neturėjome jokių IT priemonių, tai pats tyrimas vyko pakankamai ilgas procesas, tai pakankamai sudėtingas žmogiškų išteklių valdymo skyriui, tai buvo parinkimas tų dalyvių, metai iš metų juos keičiant, kad, sakykime, sudalyvautų ir galėtų išreikšti nuomonę kiti darbuotojai, ne tie patys. Tai irgi savotiška objektyvumo galbūt irgi klausimas. Taipogi pakankamai sudėtingas duomenų apdorojimas, tai jeigu visus 37 vadovus vertina tiek 3 darbuotojai, kolegos ir vadovas tiesioginis ir jis pats, tai visus suvesti tas techninis darbas iš tikrųjų pakankamai sudėtingas, dėl ko labai džiaugiamės, kad visgi bus šitai priemonė IT priemonės, tai manau vienareikšmiškai pagerins patį procesą ir tiesiog ir pačių rezultatų po to panaudojamumą. Ir žinoma, didelė dalimi, bent kalbant apie vadovų tyrimą, priklauso ir nuo pačio vadovo požiūrio ir kaip jisai vertina būtent tą kritiką, sakykime, po pirmojo tyrimo iš tikrųjų buvo visokių nuomonių, tikrai nemeluosim, visi nepiešė tai vien tik rožiniam ir gražiomis spalvomis, kad va dabar tokios mano kompetencijos, tokie trūkumai, bet buvo iš tikrųjų tokių, kad negali būti, aš tikrai taip, nedarau, tai yra žmogiškasis faktorius, bet manau, kiekvienam vadovui yra labai naudinga, galbūt savo ramiai, po to atsisėdus ramioje aplinkoje, tiesiog išsianalizuoti visgi, kaip tu manai pats ir kaip apie tave galvoja kiti, ir žinoma dėti visas pastangas tobulinti savo kompetencijas. Taigi, konstruktyviai priimti kritiką ir rezultatus. Taigi, baigdama, tiesiog norėčiau pasidalinti man labai patinkančią frazę, kad tyriant vadovo emocinę kompetenciją nustatyta, kad vadovai, kurie geriau pažįsta save, žino savo stipriąsias, silpnąsias pusės, suvokia ir valdo savo emocijas, labiau tobulina savo elgesį ir pasiekia aukštesnių, efektyvesnių veiklos rezultatų. Taigi labai ačiū uždėmesį ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi naujuoju kompetencijų modeliu, kurį iš tikrųjų, kaip matom, jau kaip ir dabar pati matau, sakykime, kiekviena įstaiga, kurį turi, pritaikė savo reikmėm taip, kaip jinai įsivaizduoja ir ten, kur man manė, kad reikalingiausia, tai sakykime, džiugu, kad bus vienas modelis ir visi, kaip sako, bus metame pačiame puslapyje ir suprasime visi vienodai, apie ką mes kalbame. Tai tiesiog čia mūsų kolektyvo džiugi nuotrauka. Tai dėkui.